Šeima, gera, graži šeima, tikinti, darni. Karjera, kad turėčiau darbą ir kad jis man būtų įdomus. Galbūt nėra svarbu didžiuliai pinigai, tiesiog, kad užtektų man tam tikriems. Man išgyventi tai yra truputį pakeliauti, kad mano vaikai būtų pavalgę, aš pati ir svarbiausia pakeliauti. Man to sielą ištenka. Norėčiau baigti studijas, žinoma, turėti darbą tokį, kuris man patiktų ir kurį norėčiau išeiti, kad dirbti, kad man būtų smagu, kad būtų kolektyvas geras, kad sutartumėm, kad viskas būtų gerai, santarvė, kuo mažiau skausmo, kad viskas gyvenime gražu būtų, bet iš tikrųjų taip nebūna, bet kad kuo mažiau tų netekčių ir taip toliau. Galima sakyti ir taip, kadangi aš pati kartais esu toks žmogus. Aš anksčiau iš tikrųjų buvau toks žmogus, kuris turėjo susikūręs, tikriausiai kiekvienas žmogus buvo susikūręs savo pasaulį kažkokį tai. Vieni vadina, sako, kad tai yra užsidėti rožinius sakinius, vadinasi. Na, aš irgi buvau susikūręs tą savo pasaulį ir atrodo, kad stebėjau visiškai iš šalies viską. Ir iš dalies labai panašu. Aš iš tikrųjų, aš nežinau, aš galvoju, kad aš neturiu savo gyvenimo tikslo. Nors visi draugai sako, tu nenusišnekėk, tu sakai, maždaug tu tą nori padaryti. Bet tokio atrodo, kad kartais atrodo, kad aš jaučiuosi tuščiu žmogumi, kadangi neturiu tokio konkretaus. Pavyzdžiui, vieni nori tapti teisininkais ir jie jais būna, vieni nori tapti menininkais ir jais būna ir siekia to. O aš, pavyzdžiui, siekiu visko ir nerandu to vieno tokio.